Sveiki, šiandien trumpai apžvelgsim šildančius kranus, instant kranus iš Urmo.lt. Tai kaip juos išsirinkti, kuo jie skiriasi ir kodėl vieni kainuoja labai pigiai, o kiti kainuoja, pavyzdžiui, gerokai brangiau. Tai dažnai žmonės renkantis internetu nelabai mato skirtumo, dauguma jų atrodo vienodai, gali atrodyti identiškai, bet realiai jie gana stipriai skiriasi. Taigi šiandien trumpai juos apžvelgsim, pasižiūrėsim, kaip reikėtų teisingai išsirinkti šildantį kraną. Gerai, taigi visų pirma pradėsim nuo to, kad renkantis, jums reikėtų atkreipti dėmesį vienas svarbiausių dalykų, kur bus jūsų jungtis vandens. Tai vadinasi, kai kurie modeliai turi jungti iš apačios prisijungę, kai kurie modeliai turi jungti iš galo. Tai reiškia, jums reikėtų pažiūrėti, iš kur ateina jūsų vamzdis, pagal tai pasirinkti modelį. Toliau tada, aišku, galite išsirinkti kokį nori dizainą. Ir dar papildomas pliusas, kai kurie kranai gali būti su dušu, tai jie tinkami ten, pavyzdžiui, ar dušui, praustis, arba tiesiog gali būti patogiau ten ar ūkyje kažkur plauti ką nors ar panašiai. Ir toliau tada jau galime eiti prie esminių dalykų, tai yra prie kokybės. Dėl ko kai kurie gali atrodyti identiškai, pavyzdžiui, va šitus du modelius turim, arba šitus du modelius turim. Jie atrodo identiškai ir yra dar tokių pačių, dar pigesnių variantų, bet kaina gali skirtis tenais per keliolika ar keliasdešimt eurų. Taigi, esminiai dalykai. Labai svarbu renkantis išsirinkti kokybišką daiktą, kadangi nuo to labai stipriai priklausys, kaip ilgai jis tarnaus, kaip gerai jis laikys, ar jis leis vandenį ar ne, ir kiek elektros energijos jisai naudos. Tai pažiūrėkim pradžiai tada apskaitai bendrus skirtumus. Tai pavyzdžiui, jeigu, sakykime, paimsiu tokius pačius modelius, imkim šiuos du. Tai būtų šio modelio atrodo labai panašiai, iš nuotraukų išsirinkti, kuris yra kuris, pakankamai yra sunku. Nekreipkite dėmesio, kad vieno jungtis yra iš apačios, kito iš galo, bet iš esmės modeliai yra analogiški. Taigi pradėkim tada nuo esminių dalykų, nuo skirtumų, dėl ko vienas pigesnis, kitas brangesnis. Taip, tai daugiau mažiau bent kiek padorios kokybės kranai turėtų atsisukti ir turėtų būti galimybė juos nukalkinti. Tai kai kurie, pavyzdžiui, patys pigiausi kranai, kinietiškai būna, kad jie net neatsisuka, jų nukalkinti negalima. Vadinasi, jeigu jis užsikimšo, nieko su kranu nebepadarysit. Ir laiku bėgant jisai pradeda šildyti prašiau, naudoja daugiau elektros energijos ir ilgiau laiko užtrunka, kad jisai sušildo. Dabar jie atsukę, iš karto ką galime atkreipti dėmesį. Atsuksiu ir kitą variantą. Čia jau turim profi serijos, tai yra jau geresnės kokybės variantas. Ką iškart galim pamatyti? Tai čia turim iš karto storą guminę tarpinę. Tai jie atsukus jau iš karto yra pasirūpinta, kad matosi, kad yra pasirūpinta, kad jis gerai laikytų, kad nepraleistų vandens. Tuo tarpu pigiam variante matėm, kad tarpinės storos nėra. Čia yra tokia, kaip ant dangtelio, labai plona permatoma gumytė, kuri turėtų atlikti tos tarpinės funkciją. Toliau, aišku, skirtumai yra viduj. Tai čia matom, yra paprasta plona spiralė, kurios efektyvumas yra prastesnis. Tai reiškia, ne elektros energijos valgo daugiau, bet vandenį šildo lėčiau. Tai reikės ilgiau palaukti, mažiau sušildys vandenį, bet elektros sudeginsi daugiau. Čia jau yra geresnės kokybės spiralė. Plus taip pat matom, kad čia viduj yra termoplokštelė tokia metalinė aplinkui per visą kraną einanti. Tai jinai užtikrina, kad energija būtų paskirta tolygiai ir daugiau šilumos būtų atiduodama būtent į vandenį, o ne iššvaistoma ir elektra būtų taupoma. O čia, kaip matom, yra tiesiog plasmasė, jokios termoplokštelės viduj nėra. Tai vien jau kaitinimo elementas daug ką reiškia, vadinasi, nuo jo efektyvumo priklausys, kiek jis elektros energijos daug turės naudoti, kad jums tą vandenį pašildytų. Taigi nusipirkus, pavyzdžiui, keliasdešimt eurų ar keliolika eurų pigesnį kraną, gali būti taip, kad jūs netgi ten per pirmą mėnesį ir per kelis, mėnesius pralošti elektros energijos naudą. Tai yra pakankamai svarbu. Toliau, aišku, taip pat priklauso, kad kuo geresnė yra spiralė, kuo kokybiškesnė, tuo ilgiau jinai laiko. Tai dažnai pasitaiko taip, kad žmonės perka labai pigius kranus, tačiau jie laiko tik tai, pavyzdžiui, mėnesį, 2-3, perdega, sugenda paskui ir panašiai. Ir savaime suprantamas saugumas. Gerai, galim panagrinėti truputį toliau. Sakykime, šitą vietą aš užsuksiu. Toliau galim juos truputį išrinkti. Tai vadinasi, netgi atsukus dalimis išrinkus, matysim irgi skirtumus. Tai reiškia, čia bus geros kokybiškos tarpinės, irgi atrodo smulkmena, bet tos smulkmenos susideda. Tai užtikrina, kad jisai laikytų ilgai ir nereikėtų dažnai keisti. Ant pigesnio krano jau matom prastesnės, tokias paprastas guminės tarpinės. Toliau taip pat matom sriegio skirtumą, čia yra gerokai didesnis, storesnis sriegis, čia sriegis yra mažesnis. Vėl smulkmena, bet ta smulkmena susideda. Dabar kita pusė, saugumas. Tai čia turim tokį variantą, ant šito krano tiesiog matom yra ten laidai susijungia visur, viskas, jisai ten yra kaip ir apsaugotas iš tos pusės, bet, sakykime, nuo to vis tiek priklauso nuo surinkimo kokybės, koks saugus jisai bus. Nekartą teko matyti, kaip, pavyzdžiui, ten labai pigus kranai buvo tiesiog, kad užsidega, išsilydo ar panašiai. Tai irgi saugumo aspektas yra gana svarbus. Taip, kad perkant pigesnį variantą kažkokį galima tikrai
suklyst. Čia, šitoje vietoje kaip yra padaryta, čia yra gamykliškai iš karto užplombuota, tai vadinasi, jau čia įlyst neįlysit ir ten yra jau pasirūpinta saugumo. Dar vienas skirtumas su kranais. Vėl ant geresnio krano, kokybiškesnio, matom, čia yra šitoj vietoj yra specialūs vožtuvai. Tai jie saugo nuo spaudimo perviršio, atsiradus spaudimo perviršio, vožtuvas atsidaro, tą spaudimą išleidžia. Čia jau tokio dalyko nėra. Toliau, jeigu, pavyzdžiui, paimsim tokio pačio modelio palyginimui, vėlgi matom skirtumą, abudu kranai čia yra jungiantis iš apačios, ne? Bet čia matom, sriegis yra paprasta plasmasė, tiesiog be nieko, o čia sriegis jau yra normalus metalinis. Vėl atrodo smulkmena, bet tai ilgamžiškumui prideda labai daug. Čia vanduo eina tiesiai, čia dar turim specialią filtravimo sistemą. Tai va tokios visokios smulkmenos, dėl ko gali skirtis. Toliau tada galim panagrinėti dar priedus. Pavyzdžiui, šitus modelius gali rinktis ne tik paprastą variantą, bet gali rinktis opciją su dušo. Taigi, perkant su dušu, komplekte gaunat priedus tokius. Tai gaunat dušo šlangutę. Taigi vėl kokybiškesnio varianto dušo šlangutė yra geresnės kokybės. Smulkmena, bet gal reikės vėliau ją keisti. Toliau tada yra perinamosios visos dalis. Tai čia yra perinama alkūnė, į kurią galima pajungti tą dušo galvą papildomą ir dušo srovę reguliuoti. Taigi, jeigu palyginsim pigesnio varianto ir brangesnio varianto, kokybiškesnio, iškart matysim skirtumus. Vėl sriegių dydis skiriasi, tarpinė skiriasi, pats vamzdis skiriasi, plastiko kokybė skiriasi. Taigi visur po truputį yra pataupyta. Toliau tada netgi tokios smulkmenos, kaip pavyzdžiui dušo laikiklis. Gaunat komplektą jį, tai čia yra pavyzdžiui geresnio varianto dušo laikiklis, čia yra pigesnio varianto dušo laikiklis. Tai jisai, šitas yra, nežinau, svoris turbūt gramas yra. Jis visiškai lengvutis, pačios ploniausios įmanomas plasmasės. O sakykim, ant geresnio varianto jau gaunat dušo laikiklį irgi normalų, stiprų, kokybišką. Dar toliau einant, dušo antgaliai. Šitas vėlgi sveria vos kelis gramus, jis yra lengvas, paprastas, aišku, jį bus galima naudoti, viskas tvarkoj, bet jį turbūt numetus ar panašiai jis turėtų lengvai suskilt ir nėra jokių reguliavimų nieko. Ant šiek tiek geresnio varianto, ką gaunam iš karto mineralinę dušo galvutę su filtrais. Tai atskirai šitą galvutę, jeigu norėtumėte ją įsigyti, gali kainuoti kažkur apie 10 eurų. Tai čia va ypač moteris, kas domisi, žino, kad tos dušo galvutės su tam tikrais mineralais, ten minkština vandenį ir panašiai, tai būna jas netgi perka atskirai, sako, labai gerai plaukam. Kas labiau nusimano, gal daugiau papasakoti apie tą, bet esminis dalykas vėlgi. Sumokat šiek tiek daugiau, bet iš karto netgi tokį dalyką gauna komplektą. Tai jau išlošiat ant šito, galima sakyti, bent 10 eurų. Taip pat šita dušo galvutė yra aukšto slėgio, taupanti vandenį, tai jinai sukelia spaudimą, tai reikia mažiau vandens naudoti, kad galėtumėt nusiprausti ar panašiai. Ir galim pereiti prie kito modelio kranų, tai yra kito dizaino tie kranai, bet vėlgi turėsim skirtumus. Tai čia netgi, pavyzdžiui, variantas yra su ekraniuku, bet jis yra pigesnis, prastesnis šiek tiek, šitas variantas yra geresnis. Vėlgi, pasižiūrim čia iš karto, turim tarpinę, čia yra paprasta tokia kaip labiau netgi plasmasė, sakyčiau, negu guma, šitą tarpinę, o čia jau turim normalią storą gumą. Taigi vėl, nelabai didelis skirtumas, bet surinkus normaliai, prispaudus per stalą gali paskui pradėti varvėti. Ir pabandykim įlysti vidų. Taip, tarpinę. Lendam čia nais pigesnį variantą irgi į vidų. Taip. Ir iš karto galima akivaizdžiai matyti skirtumą. Spiralė yra visiškai kitokia, taigi dažnai žmonės internetu užsisakinėdami sako, ai, koks skirtumas, man ten pigiausia bus gerai. Vėlgi, su šita spiralė reikės naudoti daugiau elektros energijos, jinai kaitins ilgiau. Šita spiralė bus ekonomiškesnė, jinai naudoja mažiau elektros energijos ir jinai yra atsparesnė, ilgamžiškesnė. Tai kainų skirtumas bus nelabai didelis, bet kokybės skirtumą pajusit labai stipriai. Toliau, jeigu įlysim, taigi pigaus krano variantas, matom tiesiog plasmasę ir viskas. Geresnio krano opcija jau turi specialią tarpinę. Taigi tokios visokios smulkmenos ir duoda tą visą kokybę, kuri pasižymi per laiką. Kadangi kaina skiriasi tikrai palyginus nelabai daug, bet ilgiau naudojant tą kraną, kokybiškas variantas atsiperka. Elektros sąnaudom iš karto gerokai susitaupo, ilgamžiškumu, kiek ilgai jisai laikys, tai vadinasi, jums nereikės naujo pirkti, keisti ir panašiai. Ir atkreipkite dėmesį, kad labai pigus variantai, kinietiški ypač, kartais būna, kad tikrai išsilydo, užsidega ar panašiai. Tai yra labai svarbus dalykas saugumas. Taigi, jeigu nelabai aišku, ką išsirinkti, tai drąsiai galite užėti į Urmo kainą parduotuves, tai kolegos tikrai parodys jums, paaiškins, kuo skiriasi, galėsite išsirinkti geriausiai tinkantį jų variantą. Taip pat užėjkit internetu pas mūsų Urmo kainą LT, jeigu kyla klausimų, drąsiai skambinkit mūsų konsultantam, kad jums paaiškintų, kuo skiriasi kuris variantas ir kokį variantą jūs iš tikrųjų perkat, ar pigesnį, ar geresnį, nes turim daug visokiausių skirtingų opcijų, nuo pačių pigiausių iki gerų kokybiškų variantų. Galima viduriuką pasirinkti, kokybišką variantą, geresnį ir panašiai. Taip kad užeikit, skambinkit ir lauksim jūsų pas mus parduotuvėse.